Paveiksle pavaizduoti 4 šviesos bangų virpesiai, kurioms 2 bangoms susidėjus vyks interferencija. Kad vyktų interferencija, reikia koherentinių bangų. Tai yra, kad būtų toks pats dažnis ir pastovus fazių skirtumas. Tai pasižymim, kur galėtų būti maksimumai, minimumai ir mazgai. Matom, kad A ir C sutampa. Taigi A ir C vyks konstruktyvi interferencija. Kodėl tolimus dangaus objektus geriau stebėti kosminiu teleskopu negu teleskopu nuo Žemės paviršiaus? Pagrindinė priežastis būtų atmosfera, nes ji iškraipo arba silpnina šviesą, kai kurią spinduliuotę ir sugeria. Kaip tai atrodytų, tai jeigu mes turim kažkokį objektą, kuris skleidžia šviesą, jis keliauja į atmosferą ir ten įvyksta tas iškraipimas. Dėl to mes matom tokį iškraipytą vaizdą. Matom, jis čia juda, yra neryškus, tai ryškesnis, tai neryškesnis. Tai kaip atrodo ant Žemės šituo atveju pirmu ir kosminiu. Čia HST, tai Hubble teleskopas. Ryškesnis vaizdas, atsakymas nėra atmosferos trikdžių. Nurodykite neutrono krūvį. Jei jau laikom 12 klasės egzaminą, jau turėtume turbūt žinoti, kad neutrono krūvis neutralus. Tačiau, kad laikas nueitų ne veltui, pabandykim pasižiūrėti, kodėl jis lygu 0. Neutronas yra sudarytas iš 3 kvarkų. Tai vienas kvarkas į viršų, up kvarkas, ir 2 kvarkų down į apačią. Tie kvarkai turi krūvį ir tų krūvių suma yra 0. Kas jūs laiko kartu, tai tokios stipriosios sąveikos dalelės, dar vadinamos glionais, ir jos sudaro realiai beveik visą neutrono masę. Įvardykite prietaisą, kurio galima išmatuoti radioaktyviosios spinduliuotės intensyvumą. Tai vienas iš jų galėtų būti Geigerio skaitiklis, arba dar vadinamas Geigerio-Müllerio skaitikliu. Jis kažkuo primena siurblį, tačiau mes nesiurbiam su juo, kai ateina kažkokia spinduliuotė ir ten vyksta tam tikri įvykiai. Tai šiek tiek apžvelkim. Spinduliuotė ionizuoja čia esančias dujas. Taigi atsiranda elektronų, kurie teka grandine ir mes fiksuojam kažkokią elektros srovę. Remiantis to galim suskaičiuoti tą vadinamas radioaktyviosios spinduliuotės intensyvumą. Tai atsakymas Geigerio ir Müllerio skaitiklis. Užbaikite pateiktą branduolinę reakciją. Tai dar kartą ją užsirašom ir mes ieškosim, kas yra čia. Svarbus dalykas, sprendžiant branduolinių reakcijų lygtis, tai kad iki rodyklės esančioj pusėj masių suma turi išlikti ta pati, sakykime, turi būti kažkokia tvermė, šiuo atveju masės tvermė, o kairėje pusėje taip pat turi sutapti prieš rodyklę ir po rodyklės. Čia mes žinom, kad yra protonų skaičius, tai galim netgi pasivadinti kokią nors krūvio tvermę. Skaičiuojam. 3 plus 2 yra 5 ir yra tiesiog 5 plus 0. Reiškia, čia keliauja 0. 7 plus 4 yra 10 plus 1. Tai tas vienetas keliauja čia. O koks daiktas turi masę vienetą, bet neturi krūvio? Tai yra neutronas. Tai atsakymas yra neutronas. Branduolinės reakcijos energijos išeiga yra 2,5 10⁻12 džiaulio. Energijos išeigos paklaida lygi plius minus 1 padauginta iš 10⁻13 džiaulio. Apskaičiuokite šios reakcijos masės defekto paklaidą. Si matavimo vienetais. Šviesos greitis yra C. Tai žinom, kad energija yra mc kvadratu. Iš to galim išsireikšti masę. Tai yra energija padalinta iš C kvadratu. Ir svarbus dalykas, kad šviesos greitis paklaidos neturi.
Taigi masės defekto paklaida priklausys nuo energijos išeigos paklaidos, bet ne nuo šviesos greičio paklaidos, nes jis jos neturi. Įdomumo dėliai apsiskaičiuokim masės defektą. Įsistatome vertes ir gaunam 2,78 kart 10 minus 29 kg. O masės defekto paklaida apsiskaičiuos pagal šią formulę yra lygi 2 kart 10 minus 30 kg. Tai matom, jinai yra per vieną eilę mažesnė. Dar svarbus dalykas, tai kai rašysim atsakymą, reiktų nepamiršti rašyti šitą dalyką. Plius, minus. Gali būti didesnė arba mažesnė. Lentelėje pateikti duomenys apie 4 skirtingų medžiagų izotopus, kurį izotopą reiktų pasirinkti, kad būtų mažiausias neutronų perteklius. Ką mes darysim, tai suskaičiuosim dviem variantais. Pirmas variantas, jeigu mes nelabai šitą temą gerai išmanom, kitas, jeigu jau gerai išmanom. Tai tuo paprastesniu būdu skaičiuojant, atkreipkim dėmesį, kad mes turim masę ir neutronų skaičių. Tai reiškia, galim rasti protonų skaičių. Tai suskaičiuojam visiems skirtingų medžiagų izotopams. Kadangi turim jau N ir turim dabar jau ir Z, tai galim pasiskaičiuoti tą neutronų perteklių. Tai suskaičiuojam visiems izotopam. Matom, kad anglies atveju perteklius yra 0. Tai galim sakyti, kad jis yra mažiausias. Dabar antrojo atveju, tai mes galim išsivesti formulę, kaip skaičiuoti. Tai jeigu žinom, kad perteklius lygus n minus z, galim z išsireikšti a minus n, atsiskliausti ir gaunam tokią formulę 2n minus a. Ką jį reiškia, tai tiesiog paimam 2 neutronų skaičius, tai čia tarkim 6 kart 2 ir šis skaičius turi būti kuo artimesnis šitam. Skaičius 2n turi būti kuo artimesnis skaičiui a. Tai tiesiog patikrinam su anglim irgi gaunam 0. Vandenilio atome elektroninių lygmenų energijos yra aprašomos formulė. Mokinys stengiasi įrodyti hipotezę, kad elektronui perinant iš trečiojo lygmens į antrąjį bus išspinduliuotas fotonas, kurio bangos ilgis patenka į regimosios šviesos spektro sritį. Nustatykite šio spinduliuoto fotono bangos ilgį. Tai iš pradžių pasibraižom lygmenis. Tai turim n lygų 1, tai jeigu čia kažkur apačioje įsivaizduokim branduolį, tai čia pirmasis lygmuo būtų n1 nuo branduolio, antrasis n2 ir trečiasis n3. Dabar trečiame lygmenyje esantis elektronas pereina į antrąjį ir pereimo metu jis išspinduliuoja fotoną. Remiantis sąlygai duotą formulę, suskaičiuojam, kokios energijos yra antram ir trečiam lygmenyse. Tai trečiam mes turim tokį, antram tokį. Pereinant iš trečio į antrą, tai yra tas delta E, arba kaip mes čia rašom 3/2, yra lygus modulių energija šita minus energija šita. Įsistatome vertes ir gaunam, kad energija yra 1,889 elektronų volto. Tai reiškia, kad šitas tarpas yra 1,889 elektronų volto. Tai žinom, kad energijos ir bangos ilgio sąryšis gali būti aprašytas šią formulę. Įsistatom vertes ir gaunam 656. Dabar čia labai svarbi vieta ir ką reiktų atkreipti dėmesį. Jeigu mes būtume šviesos greitį įsirašę 3×10⁸, mes gautume 657. Šitas atsakymas ir buvo oficialiuose egzamino atsakymuose. Tačiau šita konstanta yra iš egzamino formulyno ir šita konstanta yra iš egzamino formulyno. Tai tie fizikai, kur daug sprendžia uždavinių, yra įpratę naudoti šitą vertę ir tikrai turėjo gauti tokį atsakymą. O tie, kur naudojasi konstantų lentelę,
Galbūt gavo tokį atsakymą. Dabar pagrindinė problema, kad egzamine yra 5,7, o jau taip tiksliai remiantis konstantom gaunamas 5,6. Apie tokius ir panašius kabliukus šiame egzamine bus padarytas atskiras video, tai nesigilinkim. Toks būtų atsakymas. Reliatyvistinėje fizikoje pilnutinė energija aprašoma rimties ir kinetinė energija. Užrašykite reliatyvistinę formulę, pagal kurią galima apskaičiuoti judančios dalelės pilnutinę energiją, kai yra žinomas dalelės greitis, rimties masė ir šviesos greitis. Tai žinom, kad energija yra mc kvadratu, o masė yra rimties masė padalinta kvadratinė šaknis iš vienetas minus v kvadratu iš c kvadratu. Tiesiog įsistatom masę į pirmą formulę ir gaunam atsakymą. Tai atsakymas yra toks. Protonas, kurio masė yra 1,67 kart 10 minus 27 kg, juda greičiu 0,8 c. Lorenco faktorius gamma yra 1,667. Palyginkite, kiek kartų šio protono judesio kiekis pagal specialiąją reliatyvumo teoriją yra didesnis už judesio kiekį pagal klasikinę teoriją. Tai pagal klasikinę teoriją judesio kiekis yra mv. Tai užsirašom. O reliatyvistinis yra Lorenco faktorius padauginta mv. Kad palygintume šios judesio kiekius, tai tiesiog įsirašom vertes. Matom, kad viskas praktiškai išsiprastina ir lieka tik Lorenco faktorius. Taigi atsakymas didesnis 1,667 kartų.